Labą dieną. Turbūt matytą vietą. Praeitam video ten sėdėjom. Tai šiandien atvažiavom su bratka. Švogeriuks namuose švent gimtadienį, o mes bandysim pažvejoti. Paėmiau karosiukų 20, pasiėmėm po ledekinę. Šiandien bandysim apeiti 3, nežinau, čia ežeriukai, kas čia skaitos, bebryną, pageluvę ir nežinau, čia tas turbūt yra dubuka. Tai va, chebrytė, jum gerą žiūrėjimą. Mes pabandysim pažvejoti, kažką įsikepsam, kažką įsivirsam ir turbūt vėlai naktį važiuosim namo. Tai gerą žiūrėjimą. O mačiau vieną lentelį. Kas šiukšlins, tas gaidys, tai žinokit, taip ir yra. Labą dieną. Labą dieną. Pasiruošę žvejybai? Bandysim. Bandysim. Gal pait. Pirmą vietą įsibandom čia, kur su valdžiu buvom. Nu, paskiau ten per tą kraštą bandysim žygiuoti. Tai dabar nežinau, vienoje vietoje po kokį 10 minučių, manau. A ne? Plius minus. Grubiai. Nu, paskiau matysim. Yra viena problema. Nepasiėmiau blemba laikiklių nei ant krūtinės, nei ant galvos. Išeinant iš namų susiruošiau, susidėjau. Pasirodo, šūdas, nieko nėra. Nu, kažkaip teks su to vienu kotuku sužaisti. O lydekinis stovau. Einant ir kažkokiu atviresnių vietų randam. Tai va čia jau kai meti, netrukda nei šakas. Gali toli numesti. Šiaip ant lydekinių netankiai žvejojam ir kiek skaičiau. Tai kada jau pradeda šaltėti, tai lydekai kažkaip traukas arčiau vidurį. Nu nežinau, jeigu klystų, pataisykit komentaruose, bet taip teka skaityti. Tai, nu, aišku, bandom ir prie arčiau kraštą ir toliau, va, kaip dabar tuo atveju, nu, numečiau gan toli. Tai, nu, nieko, lydekai, aišku, nekips taip kaip raudelės. Reik laukti. Laukti, paskiau, nežinau, matys, turbūt reiks kokios arbatas susikaisti. Ant šilumėlis. Kupagava. Kibirą karosiukų pagavau. Kibiriuką. Va, vieną šitą turi. Mat. Taip jūs sakat, tarp pagalių visokių lydekai laikos, tai čia vietas kaip ir labai neblogas. Neblogas, nu, bet kada. Tai kas dar sunkiai kažkur. Nu, manau, Viskas prieš akį dar. manau ir iš antros pusės antai bus neblogai per tarpiukus. Tai praeisim tą, paskiau gal lysim į tą didesnį gelos. Šiaip dar norėčiau tą bebryną pabandyti, ten kur žemė labai smunka. Ten toks mažesnis, tai ten jau gali ir arčiau vidurį damesti. Matysim.
kojas. A, pagavai vieną? Kaip reikia įsitraukti. Eik tu, na. Gali gerai, kad minus dieną. Aš tau sakiau, nu. Kažkur į balkiuką. O, pažiūrėk, kitokį jaučiu. Bandyk, nu, tiesiai trauti, kas bus, tas bus, nu. Jo. O! Pirmą plūdį padėt. Gal bent plūdį parsitraukčiau. Ne, manau. O turi plūdį? Na tai tada. Meškerėlį perrišta. Vėl naujas pavaduks, naujas trišakiuks. Nu, į čia sakiau, nebebandom, bandysim aidą toliau kažkur į tą pusį. O tą plūdį padovanosiu žvejam. Tikrai nesunkiai įsitraukt, bet nėra kada. Reikia varyt. Kas yra gerai, čia kur nutraukiau, kur išėjom, šitą išėjom ant keliuką. Ant akits matos. Jau tas yra, suprantu, pagelovė. Gal bandom į tą pagelovę eit antai? Nu, galim da į čia eit. Nu, da paina, ką. O paskiau tada kertam kampą, tai matos vėl prūts. Nu, davai. Nu, va, naujas karasiuks. Dabar užmečiau ten. Bratkas sako, jau kažkas plūdį palikęs, tai antai dar vieną plūdį. Čia tą praktiškai pasiekčiau. Bet einu gal tai savo pabandyti sužvėjuoti. Čia taip pat prie lydekinis nereiks stovėti. Kažkokį ilgesnį šakalį. Manau, partraukčiau. Biški gaila, ta plūdė mano yra nebloga. Mane paskęs. Viską galbūt. Na. Gal sukrytę bandyti užkabinti ir... Pagavai? O. Ai, reikėtų traukti su pagaliu, būčiau paėmę zirką. Nu dabar pabiškai bandyk eiti atgal, zirką da traukti iki manęs. Bet tai neaišku. Ne. Duok tą pagalį aš. Palauk, vėl. Į pareismą bus lydeks užkibis garantuotai. Ja, tau savo plūdiką paimtum būtų gerai. Nes trišakiai tai da du yra, o plūdė vieną bėra. Eik tu. Na, mana. Į savo jie plūdelį. Irgi nepamės. O! Tai žmonių
šūkau į visą krūvą, ten antrai pusėje iš čia. Nematė, kad mes esam prie pat išlindę. O, Jėzus Marija, atsiprašom. Tai palinkėja bratkai sėkmės, bratkai sakė, ačiū labai jums, padėkoja, aš tai ne. Labai žinau, kad bet dar neprarandu vilties. Tai vienam kips, o kitam ne. Tai bratkai jau pasakė, ačiū, tai jau. O aš tylėjau taip. Ir galvojam, einam dabar gal į tą Gelovos. Nu čia vis tiek praėjom antai nuo kampo. Iki čia, nesakau, labai daug ir to laiko nėra pradėjęs tempti. Nors dar čia yra eiti, ojoj, dar apie tą. Bet sakom, bandom gal iki Gelovos, vis pakeisam vietą, čia nieka gal. Ten, kaip banoj pusė, gal jau kažkas. Varom. Trauku meškerį, vežys. Ate. Tai čia... Čia geriau nelydeka, bra. Oi, iki šio zilką nukėrisi čia man. Nu jiem, pažiūrėk, kad čia susipainėjęs jau. Nu nebijok, nei kas. Nu, nebijok, bliam, tai aš meškį laiko, aš vieną ranką. Dedame katiliuką. Eik, tai kur čia dės. Jau, įkandė, žinokit, tavo zilką. Eik tu, na. Nu nukas tą ranką. Kaip, o tu durnus tu esi, taigi reikia paleist. Kas, nu nukas su dantėm tą ranką. Ne. Ne, o kau, blemba. Vėžiu, kas į ranką. Nu, pesai. Ateik čia, geri, paleist tą zilką, paleist. Ne, galiu meškerį laiko viską. Ne, aš vėžį prašau. O. Nu jau vieną vietą paleidą, kur ant čia. O? Nu, atsuk. O, man čia man meškį yra trūkda, nu. Oi tu. Ir dar aš guminius baigu prisėmti. Vežy, ar tu eini? Tai žinot, koks yra geras ženklas, kad mes čia su valdžiu galim ateit bučių užmest, pavežiauti. Nu, paleisk, seniukai, paleisk. Labą dieną. Labą dieną. Paleis, seniai, paleis. Paleis. Pakutenk, pada. Kiti. Ir da čia bežaidant lydeks užkips, nes plūdį da ten tebe kandaroj. Nu, oi, vėl iš paėmė dabar su kitą šnyplę. Nu, blemba. Šiliosiuks. Operacija atlikta, viskas vietoj. Tai dabar va, per mišką. Lendam į kitą. Oi, čia. Dabar išbandysim Gelovos. Kaip gerai, kad yra keli ežeriukai vienoj vietoj. Klausim tik, ar bus kur užmesti. Ir čia žiūriu, dar potencialą neišnaudojom. Čia va su valdeliu galėtume labai puikiai įsikurti. Gražus miškiuks, daug malkų. Tik tai reikia geros vietas. Palei ežeriuką yra keliuks. Čia yra pliusas. Dabar bereik properšikis užmetimui. Va, kažkas bus. Va. O čia gali bandyti. O čia tai radom vietą. Visas pliažas. Biški koja smunk. Ir dabar ką galės padaryti atėjus, tai užsikaist arbatas. Aš vairuoju, nieką kitą negaliu. Tai geras arbatas, o čia liesma.
Tai jaučiu dabar gersiu ne arbatą, o turiu kažkokių japansė makarončik. Tai išbandysime tokių. Ir šiaip būtų labai gera vieta, bet kojas smūk. Čia ištraukt gali. Ir šal. Kad ir su vilnoniam kojiniam, bet šal. Jau kai aš sugalvojau valgyti, tai ir bratka sako, galim man konservą pašildyk. Tai žadėjau gerti arbatas, bet valgysiu makaronų. Svarbu kažko šilta dabar, taip jau pusryčius vien tik valgęs. O jau yra turbūt kokias 2 valandas gal. Taip papietausime, o nežinau, kaip bus vakare nuotaikas, žadam kurtis laužą. Ir pasidaryti bulvių. Tai čia jau bus kaip patems, nes dar kol šviesų bandysim eit, noriu pats tą vieną lydeką. Ir toliau žiūrėsime pagal situaciją. Čia va kas gerai, bratka ir vidurį pabandė užmesti. Aš arčiau į tupiką, biški čia. Tai kol geras arbatą yra, kur pramėti daugiau. Vienintelis pliusas. Dėjom 2 pašildymą. Dangtį prilėčiau, tai pirštą nuplikau. Kau tiek ant viršaus bus ir tau greičiau ir... Biškiškas daras liktai staukės. Skiestieji. Kažkaip turiu tokią nuojautą, kai jau beveik verda. Nes jau po biškį dūmelis pasirodo. O tokių nesuvalgęs, kaip čia bus. Užpilt 3 minutės, nupilt vandenį ir užpilt. Ir mišelį. Bomžpakis kaip bomžpakis atrodo. Manau. O, gerai. Nu ką, rašo 3 minutės palaukti. Da tokia bomžpakė nesuvalgys makarončikų. Nežinau, čia bus aštrus, ne? Išbandysime. Bet jau tuoj galės kirsti. Bus gerai. Nu ką, jau tu lauki valgyti? Jau norėčiau kažko. Iškirsti. Na, gamtoj visada skaniau yra. Tai čia ką ir valgysi, bus... Nu, makarončikai. Da kažkokią murmuliadą reikia vidų įdėti. Dabar tik tai klausims, ar nebūsiu sugadinęs skonę su murmuliadu. Nes jau čia bus aštrus, o aš aštraus. Nelabai.
Nu, ne visai skanu. Paros, o va. Beje, užeit. Nebloga. Pupų dėdį ir pupų dėdį, žinokit. Nu, pagaut. Nu, aš pagau. Nu, šiaip dabar jau kaip daugiau pakabino neblogai. Tai dabar užkandam. Bandysime dar toliau eiti. O ką tu kerti pasislėpęs čia nuo visų? Beje, ką netimtumėt, Visas, manau. pasikavojus. Ne? Lengvai. Buvo skaniai pavalgyta. Visai neblogai. Tikėjaus makaronų, kad bus bjauresniai, bet gali valgyti. Neblogi. Šiukšlės atgal į vietą. Nes matėt pradžioj, kai šiukšlins tas gaidys, o aš gaidys nenoriu būti. Tai šiukšlės dedam į vidų. Turbūt, kad kibimas nebėr plūdis. Bandom. Kol neiškila. Nežinau. Kažkas yra. O. Yra. Ei, pirmą žuvį šiandien. Nelegalas. Mačiukas. O, dar pelas vis tiek. Nu, bravo. Malodės. Rudas toks. Nu, Va, kažkur neatskiriš. Pašaldyt ranką, kad žuviai žalos nedaryti. Nu, toks jau. Nei kas daugiau, būk geras. Uhuhu. Na, varyk. Tik atėjom į naują vietą, užmečiau. Nu, ką spėjom sušnek, 2 minutės minutė. Susplūdis nėra. A taip. Pavalgims padėję pasirodo. Geriau. Dedam dar vieną. Sakau, gal netyčia ir antras toj pačioj vietoj. Bet taip, žinokit, jau smagiau. Kada viens jau yra, kažkaip nuotaika pagerėja. Atsimenat, aš ačiū nesakiau, kai palinkėjai kai ko. Tai kažkas turėjo pagauti. A ne? yra kaip Yra kaip kitą kartą ačiū nebesakys gal. Dar nevakar. Ei va, tik atėjom va pavalgė 2 minutės, pupt, nėra plūdis. Pakila nuotaika. Nu, o dar ant kampiuką matau šviesos daugiau. Čia galėtų. Nu, aš čia bandau.
vietų yra. Čia jau geriau, kur dabar vaikštom. Tai te reik biškį paini ir vietą, biškį paini ir vietą. Tik tas, kad va, visur per vandenį, biškį kojas šalka, į vilnonės kojas apsimautas, vis tiek kojas šal jau. O čia pupcvė tiki. Ten antai bratka irgi ant kampiuką. Ir ten yra, ten antai jau užsisuk. Tai čia žiauriai gera vieta tarp miškų, man labai patiko. Sakiau, potencialą yra, su Valdeliu dar kartuosam. Nes va, čia apėjom tik tai kelias. Kitą kartą gali va iš kito šoną eit vėl per mišką kažkur ir įsirengti, ir su laužu, ir tarkim ir žiemą va, bus fainiai. Reiks mokins kažkaip ant ledą pažvėjuoti, tai pažvėjavai ant ledą, išėjai į mišką, miškį tada užsikūrė laužą, kažkur kažką. Į video biškį įdomesnis, kai paįvairini su laužiukai, su kažkuo. Nu bent jau man atrodo smagiau, nežinau kaip jom, galite irgi parašyti komentarą. Bus daugiau komentarų, daugiau peržiūrų, daugiau laikų ir po biškį važiuojam. Eina, na, kaip sminga. Čia iš vis per tas eini, muk. Žodžiu, turim karosiukų, pasigeičiau naują, nes jau toks jau leisgyvis. O vietas kokias gerumo, aš tai negaliu atsigrožėti. Iš vis va tarp miškiukų. Ir vėl bereikia tik tai pum. Nu, kocienas šiandien. Atidariau šiaip ne taip sezoną lydeko. Galvojam dabar įsikurti čia kažkur ilgesniam laikui. Užsikurt laužiuką. Tai įsikūrus laužą turiu 2 bulves, 4 bulves. Turim lašinių, turim cibulą. Bratka nori labai paragauti mūsų tą valdžią šmelę, kur darėm. Ir turim 3 valandas, tai sakau, galėkam čia. Čia yra daug vietų. Čia gali dar eit per kraščiukų, užmeti toliau. Vis tiek plaudį matysi. Ar čia užmesi, ar užmesi ten. Vis tiek nueisi pasi. Tai biški daugiau čia vienoje vietoje apsistoti, kurti laužą. Pasidaryti porą šmelių. Ir paskanauti vakarą. Tai tas paskanaut bus kaip vakarienė, pavalgyti vakarienę, sutem, susirinkti meškeres ir varyti namo. Turim 4 bulbas, 1 cibulą, turim lašinių briziuką, bet man jaučiu užteks 1 bulbės. Nors čia tokias mažas, matysime, gal ir panaudosiu daugiau.
Oi, kaip čia karšta. Bratka žvejoja ant tuščia. Varo šiandien. Parein sako, nu jo, žvejok, nežvejojais, kai nėra. Taip nėra, arba dėl to, kad ačiū pasakiau, kad palinkėjai geros žvejybos. Irgi variantas. Gerai. Priedas arba variantas. Gerai, kad aš nesakiau. O bulvytė šnypščia taip gražiai. Bulviukai. Nenoriu ir sudeginti, ir tik norėtas gražiai šį kartą įsikėti. Aišku, neaišku, kaip skonis bus ant eglišakių. Gal folijoje nebus persigeria. Bus tik tai karštis, tik čiuk čiuk čiuk. Čia baisu kur nors neprasmekti. Oi, čia kaip linguoji. Gali iššaukti ir filmus. Eik tu, na. Ateik biškį palingo, gal matysis kaip, nes kai aš filmuoju nesimato, turi biškį iš toliau. Įbus tik tai plerkščia į tą prūdą. Visa žemė juda. Čia ne žemė, o čia vanduo. Čia virš vandens esam. Praėję 26 minutės. Nu dabar kol susirašiau jau 27. Gal visų dar neimsam. Paragaut pradžiai vieną. Nes praeitą kartą su valdžiu, kai padeginom, nebuvo taip skaniai kaip norėjos. Čia yra didysis. Kaip reikia išridenti, kad nieko blogo nenutiktų. Šalta viskas. Nu va, vieną rytiniuką turim. Oi, dar nelabai. Nu, nešam saldainiuką. Kažkaip po biškį gavosi įsilukštenti. Sakai? Nu, Jeigu dar nebus gerai, tai tada ragas. nu tai tada valgysi tą kitą. Kaip vidas karš, nekarš, juots, nejuots. Neaišku. Juots, nejuots. Aišku, na jo šmuka patogiau biškį. Karš. Oho. Nu, prilakyk tą vieną šoną. Man atrodo, šnučiau. Geras. Jėmų kitus. Atrodo taip va. Biški va viens šuons, jeigu matos pasvilės, bet o kaip skonis? Geras. Skonis geras, gerai, kad pasidruskinau normaliai. Nu. Gerai, kad laiko ištraukiai. Da bratka sako, gal da laikom 10 minučių, sakau, reiks raukti, nes praeitą kartą su valdeliu mum apdėgi, tai šiaip į mažiau galėtų laikyti jau. Žamas, gal. Bulė tai normaliai. Tai jeigu normaliai anglių, 20 minučių jaučiu užtektų, nes dabar buvo 26-7. Skonis geras, šį kartą geresnis negu buvo prieš tai. Gali gerai, ką kepim, nebereiks namuose. Nu. Pasilgau to skonę, ant angliukų yra kepta. Kitaip iškia vis tiek, žinai, negu. Nu, Nekavart malakašą.
Lašinys sultis atiduodant bulvą. Labai gerai. Ką galiu pasakyti, hebra, tai kad per video, kai žiūri ir kai jie valga, pavyzdžiui, visada atrodo skaniau, bet kai pats valgai, skanu, bet ne taip skanu, kaip kad žiūri, kaip kad jie valga. Visą laiką taip yra. Nu, Žiūrint atrodo skaniau. jo. Šiaip skaniai viskas tvarkoj, bet žiūrint man irgi atrodo skaniau. Kitą kartą iš namų žiūri video, atrodo skaniai valga. Nu kaip man, ta dabar kaip pasūdyta, tai labai skaniai. Tavo gal mažiau biški druskas kliuva. Ne. Yra, kur neapdegęs tas vidus. Dabar ką vinioja meškerės, duram ant mašinos, kol visai nėra juoda skylė. Nu ką, grįžom prie mašiniuką. Ir noriu padėkoti visiems žiūrėjusiem, visiems laikinantiem, komentuojantiem. Ir susimatom kitose video. Te? Iki sekančio.